Labas, 3 dienų žinutė. Šiandien ryt poryt, ką žinoti, ką atkreipti dėmesį, patikrinam. Turim pakaruoklį, pasaulio kortą ir 10 monetų. Pagrindinė žinutė yra apie tai, kad metas apversti jūsų suvokimą ir pasaulio vaizdinį ir pradėti žiūrėti dalykus iš kito kampo, tai yra labiau iš teigiamų kampo. Gali būti, kad pasaraisiais mėnesiais, o gal ir metais gyvenimą vertinat labiau iš neigiamos pusės, kad ar tai jums nesiseka, ar jūs kažkoks nepakankamas, ar kad, sunku gauti tai, ką norit. Ir panašu, kad toks buvo tarsi sveiko ir racionalaus netgi vertinimo užtemimas, kada labiau mąstėte iš neigiamos ir iš neigiamų emocijų pusės. Dabargi ateina laikas tarsi praregėti ir pamatyti, kad taip, nors ir yra dėl ko kartais paliūdėti ir paverkti, tai turbūt neišvengiama žmogiškajam gyvenime, bet taip pat neišvengiama, kad bus ir kuo pasidžiaugti. Ir jūs ragina prisiminti, kad nepaisant to, kad gal šiai dienai neturit visko maksimaliai, ką norit per gyvenimą turėti, bet jau dabar turite pakankamai. 10 monetų rodo, kad įvertintumėte ir žmonės, kuriuos turit ir kuriais galit pasitikėti, kad jie yra dovana, kad įvertintumėte tai, kad pakankamai stabilus dabar esat ir turit kur gyventi ir turit pajamas ir nesat paliktas, kaip sakant, likimo valiai, kad jau dabar turite pakankamai, kad galėtumėte jaustis pilnas ir laimingas. Ir pasaulio korta sako, kad ateina laikas, jau baigiam, rišam tą ciklą, kada gailim savęs, kada galvom, kad čia viskas bus blogiau, nustokim galvot, kaip čia gali būti blogiau ir pradėkim galvot, o kaip gali būti geriau, bet prieš tai bet galvokim, kad ir jau dabar yra pakankamai gerai, ne? Tai pradėkim vertinti tai, ką turim, pradėkim labiau džiaugtis tuo, ką turim, tada net nepastebėsim, kaip ateis dar daugiau dalykų, dėl kurgi galėsim būti dėkingi ir kuriais galėsim džiaugtis. Ačiū, kad esat, gero ilgo savaitgalio, iki.